Tai va, tai senai nesimatėm, turim net kelis epizodus, kurie neišleisti, net nesumontuoti. Kaip mes važiavom į Lietuvą prieš kelis mėnesius. Mes filmavomės, kai važiavom į Lietuvą, aš jau net pamiršau. Ten bus įdomu pažiūrėti, kaip ten mes, ką mes ten veikiam. Važiavam per Prancūziją, visur, ten valgėm Austrijos upėse. Tiesa, buvom šiaurėje. Tai va, tai žodžiu, šitą epizodą iš karto ir perjungiam į tą mūsų grįžimą pasižiūrėti. O tame tarpe, ką mes čia nuveikėm? Nieko nenuveikėm, visą vasarą dirbom statybose. Namą pastatėm dviese su Evelinu. Dirbom, išmokom tinkuot, armuot, šiltint, taip, dažyt, sukt, medieną, karkasą sukt. Nu žodžiu, labai daug visko išmokom. Tai, bet visą laiką sudeginam. Visus kelionių planus, biudžetus, viskas sugrūdom. Kelionių nebūta, nieko, jūra, Baltijos matyta, vieną kartelį, trumpai. Užteko nudegti kaip beprotį. Tai va, tai dabar pasižiūrėkim, kaip čia ką mes veikiam čia tą pavasarį, nes patys pamiršom. Sveiki gyvi. Esam kelioniai, jau kokias 5 valandas važiuojam, liko dar 2. Važiuojame jau link Lietuvos iš Ispanijos, bet važiuosim tai 1,5 savaitės, nes dar turim komandiruotę Prancūzijai. Tai ką aš norėjau pasakyti? Galiausiai atvykom į kokį čia miestelį? Tratado? Toks biški kitoks, aišku, tamsoj nelabai kas matosi. Užlipam jau į savo viešbutį, į savo viešbučio kambarį. Bet yra labai nepatenkinta. Man žmona išrinko. Aš labai patenkinta. Prašau, kiek novyčių. Ir labai norėjau pasakyti, kad gal šitą apžvalgėlį ir atrodo, kad viešbutis yra labai prastas, bet kaip skaniai kvepia. Viskas tikrai sutvarkyta, išvalyta, gaiva, wow. Ir gėlytė duoda. Negaliu patikėti. Romantika. Senai jau kada. Nuotraukose buvo su šampano butelio. Jo, sakiau, kad norėčiau tavo kambario su šampanu. Nu tai va, mūsų čia tokis guolis, 1 iš 3 išsirinkt. Aš renkuosi šitą. Stalas workationai, jeigu sugalvotume užsilikt. No smoking labai aiškiai. Nu ir flat. Flat TV. Nu, susitraukė matyti. Čia vis tiek šalčiau. Tualetas, viską. Vonia yra Evelina, galėsi maudytis. Šiaip fainai visus tie tualetai tokie ardus Ispanijai būna. Tai va tiek, dalykėlių. Tai pravažiavom apie 705 km. Ir iki tikslo rytoj, iki kalnų, koks 1,5–2 valandos liko. Tikiuosi, kad bus šilčiau, nors iš tikrųjų net įdomu, kokia čia temperatūra. Nes taip važiavom ir šalo. O, naktį 4. Artėjom prie Lietuvos orų. Visiškai. Atsikėlėm ryte savo puikiam viešbutėlį. Evelina, kaip išmiegojot? Labai blogai. Bus tau užsakinėt atskirom lovom. Dėl to, kad atskirai, jau tikrai ne. Tikrai. Prabudam. Reikia dabar 7 valandos. Minsim tolyn. O taip atrodo rytinis miestelis. Tos biškį Amerikos kotedžiukus primena. Tai, žodžiu, pusryčiai yra nuo 8. O dabar yra 7. Tai, kad aš googlinau visą vakarą, o čia lentelė padėta, juodom balto parašyta. Tai su pusryčiais tiek žinių, turim bananą. Įsipakavome mašiną. Baisiai šau. 7 laukia. Aš tai dar noriu pasakyti, kad taip skaniai kvepėjo pusryčiai. Negalim palaukti kem 5 minučių. Galim, aš leidžiu. Leidžiu. Taip, aš leidžiu. Tai įsilauk dabar? Taip. Tai gerai, aš pasisakysiu. Aš čia laukiu, aš žiūrėjau. Gerai, varom. Šiandien mūsų planas toksai, pasiekti Bordiuksą.
Čia buvo mūsų kalnai, kuriuos turėjom aplankyti. Bet to papasakosim, kodėl mes jų negalėsime aplankyti šiandien. Jokios palmės nepamatysi. Ai, gerai, atsiprašau, palmė. O, palmė yra. Matai, nenušala prie to minusą. Galima, reiškia, saugdinti. Vakar su Evelina diskutavom, kiek skiriasi čia degalinės ir su mūsų visais Circle K ir taip toliau lygių. Tai tiesiog tarif. Šrota šiaip. Viso Ispanijai šrotas degalinės palyginti. Nu, ne kavinės. Reikėtų paminėti, kad yra 4 laipsniai šilumos. Aha, kažkaip biškai pakrito dar pavažiavus. Įsigijom kavelės po 2. Tiek jau privartavomės tą aparatą. Kažkaip man biškai ten net tiek pripylė, po to pripylė daugiau, tada man baigės pienas. Tai prisipylėm čia, Evelina, iš vis iki viršaus. Būtas teko suvalgyti, nes kupina buvo. Trumpai apie tai, kad turėjom skipinti kalnus ir nevažiuoti per juos, nes nuo 9 valandos ten sninga. Kažkaip neįvertinam to fakto, tai nusprendėm nerizikuoti. Tai kaip sakant, tranzitu, taupiau, piškiai anksčiau būsim kituose namuose. Žiūrėsim, ką ten rasim, ten jau Donatėlis išrinko 2 lovą. Kad išsimiegotume normaliai. Dabar yra 3,5 laipsnio. Papasakok, Evelina, kodėl jūs tokia piktutė dabar? Tai kad čia ratais aplink tą miestą parkingo, matai, muziejus neturi, eina. Aš jau noriu valgyti ir aš tada būnu pikta, kai noriu valgyti. Tai einam valgyti, o tada eisim į muziejų. Atvarėm į Bilbao miestą. Bilbao miestas tai Šiaurės Ispanijos tokia Klaipėda. Uostamiestis, industrinis. Ir jisai turi savo Guggenheimo muziejų modernaus meno ir šiaip įvairių ekspozicijų. Tai atvarėm jį pasižiūrėti, vis tiek laiko išlošėm dėl kalnų. Nu tai čia biškai užsiknisom čia su tais parkingais, kol radom. Šiaip retas dalykas, kad muziejus neturėtų parkingo, ypač naujas muziejus. Nu dabar reikia pamaitinti monstrą ir sugrąžinti nuotaikas, nes dar 5 valandos kelionės iki Prancūzijos. Tada bus galima jau eiti modernaus meno. Gerai. Pagaliau pusryčiai normalūs, ne iš pakelio. Tai atėjom į kavinukį, užsisakėm brančą, leido tik laukia sėdėti, tai Evelina šala, bet išprašėm pečių. Pavalgėsim, užkasim 3 dalių pusryčiai. O kiek kainuoja tas brančas? 17 eurų už 3. Valgoma? O, tai gal ir aš tada paragausiu. Aš gavau savo blyną. Vieną. Aišku, ko galėjau ir tikėtis iš deserto. Tik bendrai apibendrinus 17 eurų vienam čia neverta. Viskas jau pavalgėt? O, žiūrėkit, gavau pirago. Monstras, žinokit, nėra patenkintas. Bet eisi muziejų. Gerai, einame link muziejaus. Muziejaus prieigose gėlyčių šuo. Jau daugybę metų jisai čia taip ekspozicijoje prižiūrimas, o prieki yra Guggenheimo muziejus. Tai yra modernaus meno, jų yra pasaulyje 4. Vienas yra čia, Šiaurės Ispanijoje, kitas yra Venecijoje, 3 yra Niujorke ir 4 yra Abu Dabyje, Emiratuose. Tai kaip ir visai neblogai čia mums pasisekė. Bent vieną aplankyti iš jų. Tikiuosi viskas veiks ir viskas bus padaryta. Šiaip iš žmonių kiekio panašu, kad open. 18 eurų kainuoja bilietėliai. Viską, jiem, jokių eilių, nieko, viskas ramiai. Kažkokios ekspozicijos. Eisim pažiūrėti, ką čia rodo. Taip visi fatkinasi. Įdomu, kad ten eina į vidų. Bandom suprasti meno kūrinius. Čia vieną gyvatę eisim per šitą. Čia šiaip tokie varsi sustatyti. Einam čia po tuneliukus, tai čia visa salė bus tokių tuneliukų ir čia metalo konstrukcijos. Bet jos simbolizuoja gyvenimo tėkmę. Nu, tekam tada.
Ekspozicijos pabaiga, išėjom į lauką. Matosi jų žymusis voras. Tai vienas iš tokios nuolatinės ekspozicijos. Ir šitie burbuliukai irgi nuolatinės ekspozicijos eksponatai. Nu ir miestas pats. Vandens turi. O šiaurė kaip gerai gyvena. Upė švari. Nu, čia centų primesta. Aišku, čia tai yra baseinas, bet ten tolumoje jau yra miesto upė. Niekas nesmirda, viską tvarkingai. Gerai, keliausim toliau. Ištrūkom iš parodėlės. Kaip vertinat vieną geriausių Guggenheimo ekspozicijų? 4. Iš 5, ne? Susilaikys. Lieka paslapty. Atvykit. Šiaip fainai, greitai praseina, sakyčiau, netgi mažiau laiko reikia negu mo muziejai. Ekspozicijos keičiasi, tai kaip sakant, niekada nežinai, ką gausi. Bet tam tikrus pagrindinius eksponatus vis tiek pamatysit, kurie yra visada čionai. Tai voras, burbuliukai, tulpės, šuo ir, man atrodo, visa kita kinta. Po ilgos ir lietingos kelionės pasiekėm Prancūziją. Nu, atvykom labai baisiai, filmavom, reikėjo greitai susinešti, nes lietus didelis ir intensyvus. Tai mūsų kripsas iš Prancūzijos, Bordiukso miesto. Galina jau čia kuičiasi. Tai mūsų virtuvė. Nes sakė, o tai čia tas šeimininkas su mumis gyvens, nes maistą rado šaldytuve. Nu, ten pridėta visokių tipo, kažkokie atidarytis laikiukai, dar kažkas. Bet žmogus tiesiog pasirūpino pusryčiais. Mums pridėjo, kad mes turėtume iš ko papusryčiauti. Valgomasis ir darbo erdvė. Įdomu tai. Dar galima pasižiūrėti, kaip čia įrengtas yra miegama zona. Irgi su darbo erdvė. Visą laiką, kai keliaujame, reikia tarpuose dirbti, tai visą laiką pasižiūrim, kad būtų darbo stalai, nes kažkas išvažiuoti turi, o kažkas turi likti ir kaupti atlyginimą sekančiom kelionėm. Čia mūsų yra, kaip suprantu, grill zona, čia sakė, galima naudotis, bet su lietum, kurį mes čia patirsim, nebus. Viskas gražiai įrengta, prancūziškai. Žvakės, sakai, paliko. Nelabai saugu, mes kaip patys Airbnb nuomojam, tai žinom, kad ne pats geriausias variantas. Taip, šiaip tai viskas čia pakankamai erdviai, tualeto zona, prašau, parašera. Vonė, visą laiką stengiuosi išrinkti vonę, kad būtų kam gulėti. Ir skalbyklos dydis toks, kad čia, kaip sakant, galima dar vieną kambarį įsirengti. Ne, čia gali būti irgi darbo erdvė, tai eini, tai čia prisėdi, čia kambaras vienas, čia kitas ir savo. Nu tai, kaip sakant, moterų darbo kambarys. Gerai tenka ir vyram išsiskalbt, kai jau nėra kas išskalbė. Tai va, porą dienelių praleisime čianai. Šeštadienį išvažiuosime jau link Normandijos, tai ryt po ryt darbingos tokios dienos susitikimuose, o po to jau varysim per savaitgalį į vakarinę Prancūzijos dalį.